Čia daug ko nepamokysiu, gal tik priminsiu, be abejo daug kas mokinosi tam tikrus mokslus, pakalbėsim apie tikslus. Kaip sudaryti tikslą, kaip siekti, kaip analizuoti. Čia trumpai prabėgsiu, kas man inspiravo šitą pranešimą. Tai buvau prieš 2 savaitės konferencijų seminarė ir būtent šitas bachuriukas Iron Tautvydas Grabauskas, kuris nubėgęs yra įvykdęs 30 Ironmanų, 30, įsivaizduoju. Vienu metu, taip, čia be pertraukų, kuris kiekvieną dieną treniruojasi, bėga po 2 valandas, kiekvieną dieną važiuoja į Jurbarką su dviračiu, grįžta naktį, net naktį važiuoja, į kol žmona atsibunda, jau jisai stovi šalia, duoda kavos padelį. Tai vėliau dar šiek tiek daugiau, bet būtent jis inspiravo man šitą pranešimą, nes būtent mums, verslininkams, kai kurie vadovauja žmonių grupiai, skyriui, įmonėm, tikslų sudarimas yra vienas iš svarbiausių. Taigi aš gal mokinti verslo jūs nemokinsiu, aiškinti kaip daryti irgi neaiškinsiu, bet trumpai galiu paliesti, kaip galima išnaudoti BNI ir ką aš jums rekomenduoju, ką esu išbandęs ant savo kailio ir būtent daręs gal ne taip, kaip minėtas sportininkas, bet panašiai surašydamas savo tikslus, o vėliau juos analizuodamas ir taip toliau. Taigi, jeigu aiškiai nusistatom tikslą, ko mums reikia, konkrečiai paimkim BNI, ko mes čia atėjom. Atėjom realiai kiekvienas uždirbti pinigų. Tikrai kiekvienas apie tai pradžiai pagalvoja, nes reikia sumokėti tam tikrą pinigų sumą už narystę. O tik paskui vėliau galvojom, ką mums BNI duos. Taigi, čia įstoję į BNI klubą, mes pirmiausia užsibrėžėm tikslą kokį. Prie 16 metais, 17, kai įstojau, tai Lungys man davė popierį, sako, užsirašyk, kiek nori uždirbti. Na, aš aišku, 10 000 čiukšti. Sako, čia tiek nori uždirbti. Nu taip, o realiai, kiek norėtum? Sakau, jeigu vienai jis duotų 100 000 apyvartą pajamų, būtų, jis sako, kodėl rašai. Kartas 10 000, kai tu taip juos turi. Na, okei, užrašysiu. Užrašiau tos 10 000 ir praktiškai nuo tada pradėjau rašyti planą. Neturėt galvoje, kaip dažnai dariau 20 metų prieš tai, bet pradėjau rašytis ir pradėjau tuos tikslus aiškiai įvardinti būčiau popieriaus lape. Taigi, tai gavo formą, tai gavo planą ir tai gavo jau kitokį pobūdį. Kaip matot, tikslas turi būti aišku realistiškas. Nuo 10 iki 100 000 jau kažkaip tai jau taip sudėtingas šuolis ir gan drąsus. Tai norėjau paklausti, kuris iš mūsų, kiek mūsų žmonių įstoja BNI klubą, iš karto pagalvojo apie, grubiai, apie nemažiau 100 000, kad nori uždirbti, pakelti rankas. Matot, kiek mažai. Tai rekomenduoju būti biškai ryžtingesniems ir būtent pakelti savo kertelę daugiau, negu jūs taip suplanuojat kiekvieną dieną. Be abejo, čia kaip ir Justas minėjo, čia kiekvienas verslas yra pasvertas augti. Be abejo, jeigu nebus tinginiai, įsižioja, netingėsite, nereaguosite į kitą. Tai realiai pagalvokite apie sistemą, kuri turi BNI. 110 000 narių, 32 klubai, 328 000 narių pasaulyje. Turite telefonę programėlę. Susiplanuojat, darot montuonus, važiuojate į kitus klubus. Be abejo, į Lietuvą nuvažiuoti, grubiai gaunasi 3 BNI klubai per mėnesį. Darbo daug. Tikrai daug, bet žinokit, atsiperka, tą aš dariau ir kiekvienam iš jūsų tą sakau, kai tik tai pasidarom pirmą montuoną. Taigi, išankstinis planavimas, ką tik tai paminėjau, susidarykit planą, kaip važiuosite po kitus klubus. Dabar motyvacija dėl ko mes dirbam, iš karto mes jau pradžioje paminėjom, kad vis dėlto dirbam dėl pinigų. Bet realiai, žinokit, einam dėl kontaktų. Einam dėl kontaktų, dėl pažinčių. Jūs įsivaizduokit, 110 000 narių. Kiek protingų žmonių yra? Kokia informacijos bazė? Jeigu klausysitės, ką jie šneka, jums 2-3 diplomai garantuoti. Nes tokia patirtis, toks, jeigu įsiklausai, tokia istorija papasakoja. Tai papasakoja, kaip valdyti verslą į teisinę bazę,
vengti uždirbti, vengti mokesčių, uždirbti pinigų, slėpti, rašyti, duoti, darbinti, lengviau parduoti, suveda su tam tikrais kontaktais. Klausykit, ką šneka BNI nariai. Ir be abejo, jeigu mes kiekvieną kartą analizuosime, kokie žingsniai nueiti, kaip mums pavyko, kur klaidos, tai būtent tas tikslas ateis greičiau ir kiekvienais metais jūs tą tikslą kelsite. Taigi šito bachuriuko inspiruojama šitas pranešimas, tai pagalvokit, žmogus į Lisaboną, su dviratuku nuvažiuoja. 100 viršų kilometrų plaukia nesustodamas. Tai jis ir pats sako, aš jau kai plaukiu 3 paras plaukiu, nesustojus. Nu, aišku, išlipi tenai, išgeri, šiek tiek pastovi, pailsi. Aš nemačiau, iš tikrųjų, kaip tas viskas vyksta. 3 paras plaukia. Tai kai jisai nebuvo dar susipažinęs su savo kūnu ir nežinojo, kokiais tepalais teptis, sako, išlipiu po 3 parų ir nuo kojų, kadangi visas čia apsirengęs, o kojos nuogos, oda ir nukrenta. Koks ryžtas ir kokio reikia būti pakvaišimo žmogumi, kuris rizikuotų savo gyvybę. Kaune bėgioja nuoga žiemą, su šartukais. Nes nori išsiaiškinti, koks poveikis oro sąlygų, kai sninga ir kruša ir dar kažkas panašai, jo organizmui, kokiais tepalais tepti. Tai įsivaizduokit, ant kiek žmogus turi tikslą, turi motyvaciją ir nori pasiekti to vadinamo tikslo viršūnės, to Everesto. Nors iš principo jūs tą Everestą jau seniausiai. Jeigu mes 32 dienas įtikristų eitumėm į Lisaboną, o žmogelis taip daro kiekvieną dieną, bėgiodamas 100 kilometrus gaudamas. Žiūrėkit, ką turite bonosiai, žiūrėkit, ką turite programėliai ir linkiu keliauti po BNI klubus ir susidaryti savo tikslus tik BNI kontekste. Vertas yra jūsų ir kaip valdyti, jūs tikrai žinot patys. Ačiū.